Visų pirma, esu Raimondas Šimaitis, šitos iniciatyvinės grupės koordinatorius. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti Vyriausiai rinkimų komisijai ir jų nariams, kurie beveik 2 mėnesius atkentėjo mane, kol aš išmokau. Tai yra mes kartu su visų pagalba išmokom tas įstatymų pataisas rašyti, nes tikrai nieko nesupratom. Įstatymo pataisa byloja, kad joks gyvenamasis būstas neturi būti apmokestintas, taip pat sodų statiniai. Tai šitą pataisą mes siekiame išlaisvinti žmonės nuo nerimo ateities, kad jie senatvėje ar netekę pajamų neturės iš ko išsilaikyti būstų. Tai yra nenumatomas jokios ten grindys, ar kaip ten dabar populiariai sako, jokios grindys, jokios kartelės. Tai yra žmogaus būstas yra neliečiamas, jis yra neapmokestinamas ir siekdami įtvirtinti šitą įstatymą, rinksime 50 000 parašų ir teiksime jį Seimui. Tai tikslas yra paprastas, kad žmonės ramiai gyventų savo namuose. Nes kodėl tai darome? Nes žmonės ir taip moka žemės mokestį, išsimdami projektus moka infrastruktūros mokestį, tai yra didžiąją dalį GPM vėlgi skiriam savivaldybei. Ir šitas turto mokestis, kaip supratom iš Seimo narių ir ministerijos, irgi būtų skiriamas savivaldybei. Tai yra tas mokestis jau būtų 3. mokestis tam pačiam tikslai. Tai dėl to ir teikiam tą įstatymų pataisą. Ačiū. Ir tik tai nepasakiau, tai įvardinsiu, kad iniciatyvinę grupę sudaro 5 asmenys, tai Zenonas Andrulėnas, kurį matom salėje, Violeta Fomininė, Dalia Kučinskienė, Jūratė Navickienė ir Raimondas Šimaitis, kurį taip pat matome, kuris yra koordinatoriumi siūlomas. Tai ar būtų kažkokių klausimų susijusių? Nėra. Tai prašom, Olga. Tiesiog noriu palinkėti sėkmės, renkat parašus. Tai dar neužregistravo. Jeigu bus užregistruota, pasitaisysiu, kad nebūtų šito. Jeigu bus priimtas sprendimas užregistruoti, tai tada tiesiog sėkmės renkat parašus. Tai ar bus prašymas balsuoti papunkčiui ir galėsime už visą sprendimo projektą? Už visą galėsim, gerai. Tai Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamas į Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos konstitucinio įstatymo 9 straipsnio 8 dalimi nusprendžia įregistruoti 5 Lietuvos Respublikos piliečių turinčių rinkimų teisę iniciatyvinę grupę piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti ir patvirtinti grupės pateiktą iniciatyvos projektą. Projektas ir grupė nurodoma pirmame priede ir tik tai paskaitysiu tiksliai, kad būtų aišku, koks įstatymas. Tai Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto mokesčio įstatymo numeris X 233, 6, 7 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas.